atvelykio proga ir džiaugiamės, kad jūsų šiandien čia tiek daug susirinko į Tarptautinės teatro dienos paminėjimą. Mūsų pagrindinis ir nuolatinis rėmėjas uždara akcinė bendrovė Žaliadvaris, paplokim jiems. Pradėsiu gal nuo liūdnesnės gaidos. Tai neseniai netekome Viešintų klojimo teatro režisierių Galinos ir Vytauto Germanavičių. Tad pagerbkime juos tylos minutę. Mano akimis gyvenimas yra vienas didelis spektaklis, kuriame yra drama, tragedija ir komedija. Tad šiandien matysite Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus dramos mėgėjų kolektyvo teatrinę miniatiūrą Jubiliejus. Autorė ir režisierė Regina Baldovienė. Taigi, trumpai apie šią teatrinę miniatiūrą. Taigi visi mes turime draugų, ar ne? Turime giminės, turime artimuosius, turime garsių, gerbiamų šalyje žmonių, pavyzdžiui, daktaras, verslininkai, mokytojai, ar ne? Ir štai išaušta ta diena, kada mūsų jubiliejus, ar ne? Ir mes susikviečiam tuos visus žmonės į vieną, kaip pasakyti, prie vieno stalo ir kartu tiesiog pasėdim, ar ne? Galvojam, kad jie mūsų patys geriausi draugai, ne? Bet tada prasideda cirkas. Bet tą cirką jūs dabar ir pamatysit. Nors ką aš dabar jums pasakoju, patys pamatysite. Prašom, prašom, užeikite. Labą, ponė mokytoja. Prašom, prašom. Labą dieną šeimininkams. Labą dieną. Labą dieną, panelė mokytoja. O, štai mūsų jubiliatė. Sveikinu, mano širčiausi sveikinimai. Ačiū, Henrikai. Ačiū labai, kad radai minutėlę, nepasididžiavai. Na ką jūs, tokia proga. Visi nepažįstami esam. Labą dieną. Su gimtadieniu, brangi pusės. Ačiū labai. Atsiprašau už pavėlavimą. Aš ką tik iš teatro. Leis pasveikinti, mieloji tave, gimtadienio progą, jubiliejaus progą, palinkėti gražių, ilgų gyvenimo kelių. O čia tau. Ačiū. Ačiū labai. Norėčiau pasiūlyti tostą. Prašome visi pakelti taurės už. Prašom, prašom. Sakiau, kad pavėluosim, o tu amžinai ginčijo. Nieko tokio jūs pačiu laiku. Mes jūsų labai laukiam. Sveikinu su gimtadieniu, prašau priimti dovaną. Ačiū. Netyčia. Antanas ką tik iš Italijos grįžo, buvo ten verslo reikalais. Pristatykit. Čia mano labai gera draugė, ponė Milda. Geriausia. Jau malonu. Čia jos vyras ponas Antanas. Ponas Henrikas gydytojas. Panelė Elena mokytoja. Aktorė Vaiva. Na, o čia mano pusbrolis Julius. Visi jie šarlatanai, tuos įkišę ar ne. Visako sveikatos sutrikimų nėra. Geriau jūs pažiūrėkite. Va čia va, girdite? Plaka? Na, jei neplaktų, gerbiamoji, jūs čia nesėdėtumėte. O dabar mes švenčiame. Na ir kas? Daktaras visur lieka daktaru. Nekutenkite. Milda, eis mano mama. Nekliudyk man su daktaru konsultuotis. Sudeginai tu netgi viltį sugrįžti. Viskas buvo ne taip, viskas buvo netikra. Ir kiekviena... Kas mirė? Nu kokią šią pagravinės dainas dainuojat, nu? Reikia
reikia gražios šiuolaikinės dainos, pavyzdžiui, skrisim, žinau, kad galim, mes nerealios. Aš anekdotą kokį. Teisingai. Nagi, grįžta Janiukas iš mokyklos. Na ir jis sako, mokytojai, ne mokytojai, pamelavau, motinai grįžęs. Sako, aš į mokyklėlę daugiau nebeįsiu. Aik šitų, žinau, šitasgi neįdomus, tokių čia nesąmonės. Va, kaip tik apie daktarus. Nu, palaukite, nu, gal padoresnį kokį, nu, apie mandagumą, nu, įsiauklėjimą, galų galę, juk žinotegi. Mokytojai. Ar tik ne mokyklą turite galvoje, gerbiamoji mokytoja? Koks įsiauklėjimas? Žinom mes tą jūsų įsiauklėjimą. Sakau, imsiu ir prieisiu. Ko tokia nusiminusi? Apsimilužil, susipyko. Nesivaldaukit. Aktorės, kad ir kokia būtų jų išvaizda, be meilužių negyvena. Įspūdžiai, paskui viską į sceną. Pusbrolis Julius. Jau išeinu. Tai tu prisėsk. Aš tik paklausiu. Prašau, jei tik paklausk. Sakykit, Juliau, jūs vedęs? Kad dar neradau savo antrosios pusės, bet dabar pažiūrėjęs į jūs, kažin ar kada vesiu, baisu. Na ir svečiai tavo, Nijolė. Visą vakarą burnos nepravėrė. Nebyliai ar ką? Visas jėgas atidaviau, kad tik visus pralinksminčiau. Atavas! Kelkis, važiuojam namo. Mašina laukia. Milda, jau nama? Jau nama. Kepurėtį palik. Ate. Ir dabar skelbiame 10 minučių pertrauką, po kurios matysite Aulelių vaikų globos namų dramos būrelio spektaklį lietuvių liaudies pasakos motyvais Vilkas ir 7 ožiukai. Režisierė Silva Meištienė. Ačiū. Susivykit, gražu,
tol aš paseksiu pasaką. Kitą kartą gyveno labai graži princesė, ji pamilo labai gražų princą. O paskui atlėkė velnias, tada atlėkliojo baubai. O po to atšliaužė siaubai, o galiausiai ant šluotas atruko raganą. Mamyte, kokį baisų sapną sapnavau. Ir aš sapnavau iš manęs nasrai. O aš manau, kad tai gerai buvau. Ir kad telytės lapios, ir kad telytės gaudo. O kad negalvoju, tikrai tai buvo. Ui, jis prišlapino lovytę,
nasrus iššėpęs, kiti cypaudami, laksto čia visokie, vėja man kelia, voratinų vaiko. Vargšelis, tu mano, tu taip įsigandai. Tikrai nepasakysiu. Mano kažkodėl kiemytės kvapas, bet po palikite valgyti. Tas baisus žvėris tikrai surėjo tavo brolius. Dėkojame Aulelių vaikų globos namų dramos būreliui ir režisieriai Silvai Muštienei, kurie yra pertrauką, po kurios matysite Anykščių kultūros centro vaikų skyriaus dramos mėgėjų kolektyvo spektaklį Žemaitės apsiriko. Režisierė Aldona Bagdonienė. Tai 2 veiksmų spektaklis, kuriame bus pertrauka. Ačiū Jums. Sujauktas kūras vysa. Niekada nemožno suprasti. Я скосмя будучи. Я сустраkysiu. Ko čia ir benorėt? Kol dar senelis buvo nemyręs, dar šiokia tokia tvarka ir užsilaikė. Na, po jo mirtiesgi buvo atėjęs šitoks kaip... Šimulis. Šimulevičium vadintas. Tai į gerą vietą čia įkliuvai. O čia ir žmonės, neblogi kitokie. Bet svarbiausia, parapija turtinga. O įmen, o
Ar tamstų netameni, kad 3 metais sūnus gimė? Kaip netvysi? Labai gerai pamenu. Oi, netingi metai buvo. Tėve gelba. Į dirvas nebeįbrydome. Pievos paplūdo. Šienas supuvo. Pratalgės visas laukė. Ne tą aš klausiu, bet, kokiegi metai buvo, Kas tai betrakos tos metus? Žinau, kad daug šieno buvo. Ir beveik visas supuvo. Va, ratau tų metriką. Čia Jauda ir Barboras, Šipinių, sūnus Juozas. Kučiai jūs apie tų panelus? Kas tik kas panel? Šnekam, kad mūsų klebonėlį nors prie Ronos dėtų. Na, bet jo sesuo, na toji panelė, įmena. Tik tu man žiūrėk, neįsiplepėk ir plepku čia po miestelį nenešiok. Sužinosiu, gausi proprotą. Šventsaniulė sargė, mislyji, kad aš kokia plėtkininkė, kaip tos visas davatkas visais pasikandusi, su vienu taip, su kitu kitaip, tylyly, kad tik šlovį nuplės. O šventsaniulė sargė, bus padarbintas. Per amžius? A kasgi tave čia dabar atvyja, a? Vagi, iš valšiaus daug pavėskų atneša, tai mama liepia kuo greičiau tam neša. Galgi kam reikia greit atiduoti? O čia būtų geriau išskirti. Ar čia tamstas dukra? Oi, tai prašom, va, prisėskit va čia, va, tuoj va, pernikiuką atnešu, užpūstę kartu, atgersime, arba tėvas, prašom, va, sėskit. Tai kad ačiū, aš galvoju, su namo daug darbo turiu. O tai ką, Juozas dar iš miško negrįžo? Ne, dar negrįžo. Sudėjau. Pavatu ant mano galvos. Ir kažkai, kam čia tiek daug tų pavėskų dabar? Nu, nieko nematau, a? Nieko nematau. Va, čia lyg tai tam iš Pauriškių. Nu, bet nieko nesimato. O gal tamsta paskaityti? Gi neturi laiką. Palauk, jį praeidimą uždėksi, kad bus geriau matyti. Vaja, kad gražiai rašo. Kaip daikstytė daiksta. Ale matai, kur mokytas, tai mokytas, kaip tik starasta. Ne viską kit, o tai dar gali sumaišyti. Čiagi, žinok, rašyt, tai nėra žančių tautai. Valstyk, atsisėdu. Ale cukraus palika, tai bent saldžiai atsigersiu. Taip greit ir išrašė. Bryškų ir išrašė.
Nežinai? Kiek mano senis sumatėja? Tai, kad man atrodo, nieko neėmė. Ai, čia žinai, bučiavas, mylavas. Oi, gana jau, gana. Žinai, kągi, verta mergaitė tokią mokytą vyrą. Oho, vargonininkas. Vargonininkas gi paklebona, taigi pirmas bažnyčia. Taip. Žinai, Veronė, aš atnešiau batyragą jam. Žinai, kad užmakės čia vaniajame, nu tai tegu pyragų valga. Ale pažinok, tik svarbiausia, tu kad pasakyk, kad aš atnešiau. Nu, žinau, gailagi gerą žmogį, kol praskursva. Imsiu ir pasidėsiu sūrį savo. Bet ta nelaboji Šiupinienė pasakys atnešus. Gal jau užmiršti. Jeigu pasidėsiu savo. Tu viena, Veronėla? O kurgi vargonininkas? Kuomet laukiu arbatos? O iš kur tas sūris? Panyk, balandį, pasakyk tiesiai šviesiai, kas čia dedas po pat bažnyčios langais, po pat klebonijos šonų. Išgirsi ne nuo mani vienos. Sakyk, aiškiai, ko klausiu, iš kur tas sūris? Atnešė pati Šiupinienė, atnešė, va tik buvo atėjus ir išėję. Ar velė šį ją nešioja? Ko jai čia reikia? Ko jai čia buvo? Šventsaniolės sargė, nuo pat pietų ir pat Šiupinys čionais prisigūlęs, myluojas, bučiuojas, vėliau gerbatos, vaišinam čionais. Bus tavo iš pietuolės, pabandysi. Oi, mane lyg balandys. Šventsaniolės sargė, turi visą valią, turi didžiausią galę, visus pavarti. Turi, bet priklauso valandų. Kad man tu jau pats būtų vargonininkas ant arbatos, bet tau prie Šiupinių, kad nebūt nė kojos, atmink. Oi, atmink. Ale, pasiūta merga, ar velnės apstoja? Nuo 1 iki 10 nevienoda pagada. 11 ir 12 lietus, 15 miglota ir šilta, 18 giedra ir šilta. Nu, nerašo ir nerašo šalčių. Kirmėlės pabaigs rugis kirsti, kad šimts atintų. Ką čia taip keikia? Taigi tada, ko nepakeli vestuvių. Niekas plepi. Tavo neprastas, juk vargonininkienė tapusi. Galėtumėt ir tu kartu giedoti. Ecupramte atspėti. Pagalvo, koks ateisi prie darbo. Kaip tik tėtės nertų vis tik ir troboj. Na, kokia rimta ponia vargonininkienė. Leisk liežuvį, geriau ir gersiu. Ir ką tu man padarysi? O padarysiu! O kaip nueisiu alinėn, o kaip išgrūsiu iš tenai, tai vėjais bėgsi namo. Bent netėtė savo kelią. Ir vienas, ir kitas pastato, juk visokių reikalų yra. Žinoma, negi jinai supranta, jei svarbu tik liežuvių taškė. O
tam vargonininkui prikalė, kad levutė šiokia, levutė tokia. Matgi pamatė, kad levutė jam patinka. A tai ką vargonininkas sako? Vargonininkas nei klausytis nesiklauso. Ar jisgi negirdi nuo manęs? Aš gerytas ir vakaras, vis apie levutę ir apie levutę. Sakau, jau kitos tokios kaip levutė, tai jau ant visą svietą niekur nerasi. Ta sūrį, kur tamsą atnešiai, taigi į puolus tą bugumylę, kaip čiumą sutrupina, sulaužė ir šunymį išmetė, kad nors jau man būtų atidavus. Ale kokią jinai turi valią? Kas jinai per palmę mano sūrę? Nu jeigu aš duodu, tai reiškia turiu. Oi. Gal aš jau eisiu, kol vargonininkas pareis po pietų, tai papoteriausiu su šio laštyščiui. Ava, reikia gintelis koks atsinešti, va, už pieną pripylus. Vaikel, tu duok. Tėte, gelkis. Staršina liepė tuoj pat ateit pas trolę. Gelkis. Nu kamgi dabar draskai? Negi tu nežinai, kad kol nepramiks, nu niekaip neprikelsi. Tau nėra vietos pitorija, suliūdė valada, laukan! Prašysiu. A tai ko čia taip jau ji dabar nusidėjo, a? Turi pildyti savo priedermę, o ne po kiemus valgytis, dar su tokiais žmonės. A tai kada tai ko čia žmonės dabar nusidėjo? Taigi žinai, kiekvienas savo vietoj. Žinoma, kiekvienas savo vietoje ir kiekvienas turi pildyti, o ne po kiemus valiukauti, kirtokliauti. O štai va jau, prisigėręs. Tu jį nori gal apduot, kad mano sūrį išmetei? Kokį aš sūrį išmečiau? Kokį? Tai Veronika sako. Žinoma, Veronika pasakė, o dabar žinok, jau visi žino, kaip tu prie vargoniko kabinėjasi, kaip jis į tave nežiūri, kad neteks tau jisai. Na tai žinok, ne iš vienos Veronės aš girdėjau šito. Mes turim gerklės laidot. Išmeskit, neapsileiskit, O aš sakau, aš jums neliksiu prie vargonininko, jums neklius, aš stovėsiu. Aš stovėsiu, tau neklius. Šitau. Vajetova, jom jau velnis pirštus susuka. Matėte, šit visų liežuvų versmė suvedžiotoja. Išmes. Dėl tėvo meilės. Gelbėk mane užmušti nori, turbūt prijaučiai. Neužsidėk su juo su šitą bjaurybę. Tu ne jos gainiokis, tu žinok, tavo akis apdums, vaikeli. Pasiūto babas, padveninas apstoja. Kas čia per maistas dabar, ko jūs čia nepadarydavot? A ko tu čia vaikštai? Tu nežinai, kokie čia pasiutėliai gyvena. Jie nori tau užkauštati tą savo pajuodelę kamovką. Tu neimk jas, tu neimk šitas nedorėlės, tu nuo jos šegnokis, vaikeli. Tau žinok, akis apdums. Duodu 600 ir imk nereikia. Eina. Parsižegnokit jūs. Niekas čia nebesupranta. Aš atėjau arklių nusisamdyti. Nu tai kamgi dabar tie. Taigi parsinešti savo suprūgusių vaikai. A jūs visus galite pasmėt pasnikėjau. Keitys. Kyba kuliaus.
dramos teatrą artistai. Nu, dabar snieva pat namų už užuolaidas, kad kiaušiniais neprieina. Dėkojam Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriui ir kviečiame režisierę į priekį. Bendradarbiausime. Tikimės ir mes. Bet tik tiek noriu pasakyti, kad čia mūsų daugiau bendra darbo vaisius. Tai šaunu. Ačiū. Ačiū. Dar kartą dėkojame Aulelių vaikų globos namams, Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriui ir mūsų nuolatiniam pagrindiniam rėmėjui, tai uždarai akciniai bendrovei Žaliadvaris. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad esat ir iki kitų. Ačiū, kad rodėt.